Sveiki, noriu papasakoti, pasidalinti tais dalykais, kurie vyksta ir kurie yra dabar labai svarbus. Ir tie pokyčiai, kurie vyksta ir galbūt jūs nekreipia dėmesio, vien dėl to, kad esat truputį atpratinti jausti ir dėl to negalit žinoti tiesos, nes tik mano vidinė šviesa, taip pat ir jūsų šviesa parodo tiesą. Nėra dalykų, nėra tiesos, kurią jūs galėtumėt sužinoti iš kažkur. Jos tokios nėra dabar šiuo metu. Tiesa yra tas vidinis jautimas. Vidinis jautimas, kaip aš jaučiuosi kažkame. Nesvarbu, susitikime, įsigijime, santykiuose. Nesvarbu kame, kokiame tarpe savo gyvenime, bet aš esu kažkame. Ir tas kažkas, kažkame, kame aš esu, parodo jausmus arba būseną, kurioj aš jaučiuosi. Ne kaip aš galvoju, kaip jaučiuosi, o kaip aš jaučiu. Ar aš jaučiuosi, pavyzdžiui, kažką susitikau ten, kalbuosi ir žmogus man kažką teigia, kaip aš turiu elgtis, kaip aš turiu daryti. Pavyzdžiui, kad ten turiu gydytis nuo kažko, arba sekti kažkuom tai, arba balsuoti už kažką. Ir man darosi negera. Aš gerai, bet iš tikrųjų susimeta raukšlės veide, jaučiu kažkokį tai neužtikrintumą ir aš tarsi tai atmetu. Nes pradedu protų, čia turbūt teisingai, nes visi taip daro. Ir visai neklausau savo vidaus, kuris yra neužtikrintas, abejojantis, nežino, ar čia teisingai. Aš net nepanyru į tai. Tai, kas yra mano tiesa. Ta abejonė yra mano tiesa, nes aš prisitraukiau kažką netikro. Kažką tokio, ko man nereikia. Dabar pagrindinis dalykas yra vėl atgauti gebėjimą jausti kiekvieną situaciją, kiekvieną žmogų, kiekvieną įvykį, oro pasikeitimus, reikalavimus kažkieno, ar ne? Kad ir, pavyzdžiui, piniginius pasikeitimus. Auga kainos, mažėja pajamos ir aš pradedu jausti nerimą. Reikia tą nerimą sąmoningai pradėti, kodėl aš nerimauju, ko aš bijau, iš tikrųjų kokia baimė slepiasi už to nerimo, o ne ignoruoti ir paskui tas ignoravimas atsiliepia. Nes kitaip aš Dievo negirdžiu, aš jį girdžiu per jausmus, ne per žodžius. Dievo mintis yra visai kitokia negu mūsų bendravimo arba kalbos mintis, arba įrodinėjimų mintis. Dažniausiai žmonės įrodinėja tai, ko bijo. Nes jeigu reikia kažką įrodinėti, reiškia, tu nelabai tiki tuo. Tu nori, kad palaikytų tave. Tau neužtenka savo tikėjimu. Ir va tai ir yra tiesa, ta vidinė tiesa. Labai turėjom šiemet stovyklą savo, kuri labai buvo netikėta, labai gili ir galbūt pirmą kartą tokia išgyvenimo stovykla, išjautimo stovykla. Tikrai buvo kame pabūti, buvo ir palengvėjimas, ir pasunkėjimas, ir pamatymas, ko aš negaliu, ko aš dar bijau, ką aš bijau jausti, nes nesu įpratęs. Įpratęs esu mąstyti visaip, kaip man liepia. Visokių taisyklių, kurių man liepia. Ir tarsi galvoti, kad tas, kas sukūrė man taisyklės, tas yra atsakingas. Neatsakingas jisai. Kūrė taisyklės, bet jisai nėra atsakingas už mano gyvenimą ir tai, kaip aš jį nugyvenu. Už mano ligas, už mano įsiskaudinimus, jis nėra už nieką atsakingas. Niekas nėra atsakingas. Nei įstatymai, nei valstybė, niekas už tai nėra atsakingas.
tai aš atsakingas. Taip aš sutvertas. Ir niekada kitaip nebus. Dievo taisyklių niekas nekeičia. Aš galiu save kaitalioti kaip noriu. Bet tai, kas yra sutverta Kūrėjo, tai yra šventa. Ir vat šitus dalykus aš galiu tik jausti. Nėra tokio dalyko, kurį aš galiu žinoti, nes kiekvienas žmogus pasičiupęs tam tikrą tikėjimą, tam tikrą mąstymo būdą, jis bando įteikti jį. O aš turiu pajausti, ar man tai tinka ar ne, ar tai mano ar ne. Vat atgauti galimybę jausti, tai kas buvo ilgą laiką nuo ko buvom atpratinami. Net buvo galvojama, kad jausmingas žmogus yra truputį pamišęs žmogus. O iš tikrųjų jis yra tas, kuris jaučia, kaip jam nereikia. Arba ko jam nereikia. Arba kodėl jam nereikia. Jis visą šitą sužino jausmuose, būdamas jausmuose. Ir pažiūrėkit, kaip jūs jų vengiat, bijot. Kaip čiumpat telefoną, internetą, kažką, kad nejausti, kad jums yra nyku. Kaip jūs puolat į tuos kitus dalykus ir įsivaizduojat, kad už tai atsakingi kiti. Ne, neatsakingi. Atsakingas aš pats. Tik nežinau už ką. Va čia yra bėda. Ir dabar yra tas laikas ir jo nėra taip. Dabar jis yra labai stiprus. Va šita pilnatis, kuri buvo, ji labai įmetė į tokį, nežinau kaip jaučiuosi, kas čia darosi, ar čia per karšta man, ar gal čia oras kažką tai reiškia. Čia yra mano baimė jausti. Visapusiai. Gamta. Angelai. Visos tos 12 energijų, visos dabar skatina mus jausti. Jausti, jausti, jausti. Būti savo jausmuose, nevertinti jų. Tiesiog jausti ir vis giliau ir giliau ir giliau gauti atsakymą. Mes visada prieisim prie baimės, gale bus baimė. Baimė dėl kažko. Ir va šito dabar, šitą kreipsiu didžiausią dėmesį ir dėl to keičiasi visus ir programos, ir nusistovėjusi tvarka, ir viską keičiam ir bandom susireguliuoti, kadangi turėjom labai galingą stovyklą, labai galingą pliūpsnį jausmų ir dabar atėjo laikas išmokti apsinulinti, tarsi apnulinti save ten, kur esu, išmokti pačiam išjausti. Tiek, kiek padarėm dabar, sugebėjom ir dėl to sustabdau grupės, turim patys pajausti tą baimę jausti, diskomfortą, norą, kad kažkas padėtų jausti, kad kažkas duotų atsakymus. Va šitos dalykus stabdau ir tiesiog patys turim pamatyti, kaip suaugę, kaip atsakingi, kaip aš jaučiuosi ir kodėl taip jaučiuosi. Kaip ir kodėl. Ir vis gilint ir gilint save, gilint ir gilint. Nuimant nuo visiškai visų aplinkui atsakomybę už mane. Tas kitas žmogus turi atsakomybę už save. Ir jisai kažkaip irgi jaučia. Ir aš neprivalau jo versti. Nei kažkokią jausmą pajausti, nei kažkaip kitaip gyventi. Tai yra neįmanoma. Pakeisti kitą yra neįmanoma. Įmanoma keistis pačiam, kai pamatau, kodėl turiu keistis. Kai pamatau neteisingą požiūrį į save patį. Į save patį ir į Kūrėją. Vat tada yra impulsas tam. Ir tada prasideda tikrasis darbas. Tikrasis pokytis. Jis tęsiasi ilgai, tai yra ilgas procesas, bet tik jis ir vertas gyvenimo. Jokie mano sukaupti ten turtai, vaikai, žemės, nežinau, darbai, niekas neturi jokios reikšmės. Reziumė, aš pasitraukiu tik su tuo, ką išjaučiu. Aš pereinu į kitą būvį savo
su savo vidiniu šjautimu, su subrendusia, kažkur subrendusia arba kažkur prarastu sielos fragmentu. Va turiu visą šitą. Dabar yra tas laikas. Ir tam laikui yra laikas. Laikas tam laikui. Šiaip visą laiką laukiau šito. Ir kai tai atsitiko, aš išsigandau. Išsigandau pokyčio. Nes kiekvieną kartą ego galvoje sėdintis, jis išsigąsta. Čia neįprasta, ar ne? Ir man reikia leisti savo, pastumti jį ir išgyventi tai, ką aš jaučiu. Kodėl man yra nerimas? Kodėl tai yra? Kodėl ego sugalvojo nerimą toje vietoje? Tai va, šitų dalykų kol kas aš nematau, kaip tai reiks padaryti, pagelbėti vieni kitiems, kaip reiks jausti. Bet kažkaip ateis, kaip tai reiks jausti ir manau, kad laikas bus apie rugsėjo vidurį. Šitiem dalykam taip aš suprantu ir perkelsim turbūt mūsų susitikimą į mokslo metų pradžią. Ir tada aptarsim, kaip mes galim padėti visi tie, kurie pasiryžę eiti savo sielos keliu, būtent sielos keliu. Nes tik tiem yra lengva eiti, kurie apsisprendė eiti sielos keliu. Ne kažką tai įrodyti kažkam, o eiti savo sielos keliu. O tas apsisprendimas praktiškai reiškia labai daug. Dar noriu priminti, kad gyduolių grupė, žemės gyduolių grupė, tuos, kurie turi pažinti savo kūną, fizinį kūną ir pažinti jo veiksnumo metafiziką, kaip jis veikia ir kokios mintys ir nesuvokti jausmai jį sargdina. Būtent šituo užsiimsim pirmą pusmetį, pirmus 3 mėnesius. Visi, kurie jaučiat, kurie rimtai jaučiat, kad jums to reikia, kad jūs ne kitus norit keisti, o pažinti, būtent pažinti save. Visiškai ir iki galo, be jokios baimės, eiti į save. Tuos visus kviečiu eiti kartu. Labai kviečiu. Tai yra tas pats tikriausias darbas, kuriam nereikia kažkokių svetimų žinių, kuris prikėlinėja savo žinias ir tą labai gerai jaučia. Tai šitą darbą darysim nuo 21 rugsėjo. Iki to laiko labai gera yra net pūkštelti kažkokį šaltą upelį ir pažiūrėti, kaip jaučiuos. Koks jausmas yra pūkštelėjus netikėtai į upelį. Visame kame paragauti skanią uogienę savo išvirtą ir vėl pajausti, ką jaučiu. Bet kiekvienam žingsnį svarbiausia yra, kaip aš jaučiuosi. Kaip aš tame jaučiuosi. Sutikau žmogų, jis kažką man kalba ir kaip aš jaučiuosi. Ne ką aš girdžiu, o kaip aš jaučiuosi, kaip aš jį jaučiu. Ne dėl to, kad žinočiau, kaip dėl to, kad tiesiog suprasčiau, ką jaučiu. Atgal į save. Atgal į savo gebėjimą intuityviai jausti. Tai dar kartą linkiu geros likusios vasaros, tos šilumos, kurios, taip mums atrodo, trūko ir dabar jos tiek daug buvo. Bet dar daug labai šviesos, labai daug žalios spalvos, labai daug vaisių, daržovių. Labai gera yra tame būti. Ir labai daug noro pažinti savo jausmus tėvyniai, mūsų tėvyniai, tautos dvasiai, savo kalbai. Vat, pabandykim šitą laiką pamatyti
kaip mano tėvynės laiką, kaip aš jaučiu Lietuvą, kaip aš jaučiu savo žemę, savo tėviškę, kaip aš jaučiu savo tėvus, padėkoti jiems, nebūtinai pas juos lėkti, savyje padėkoti už tą galimybę būti žemėje, mokytis dabar. Tai visiems linkiu gero laiko. Gera tai nebūtinai reiškia lengva. Gera tai yra įdomu, tai yra veiksmas, tai yra pojūtis veiksmų, tai yra tikra. Gera tai yra tai, kas tikra. Laimingi.